Sveiki bičiuliai, šį kartą pasidalinsiu savo nostalgiškomis mintimis. Kai pamatau tokį sąstatą, prisimenu, kad ir aš tokį darbą dirbau. Štai prisimenu savo pirmąjį tralą, kurio niekam nelinkėčiau. Prisimenu įvairiausių markių automobilius, kuriuos kroviau. Šis darbas kaip dailusis čiuožimas, viską reikia atlikti preciziškai. Ko nepasakyčiau apie dabartinį darbą. Štai guliu ir kramsnoju. Na, sutikit, tokį vaizdą matant tikrai galima pasigėrėti. Va, Anglijoje kokie autovežiukai. 3 aukštais krauna. Čia kokie 5 metrai. Bet nors ir koks įdomus darbas būtų su autovežiu, aš labiau linkęs štai taip išsikraudinėti savo krovinį su puodeliu kavos. Dažnai kraunami automobiliai buvo labai platus, didesnių gabaritų. Vos tilpdavo ant platformos autovežio. Reikėdavo juos vartyti su verstukais, kaip šis berniokas šią mergaitę varto. Gal ir ne taip žavingai darbas šis atrodo, bet man vis tiek geriau važinėti po laukus, kur su autovežiais tikrai nevažiuodavo. Arba visokiais siaurais keliukais. Žinoma, autovežiai atrodo patrauklesni, kai ant jų pakrauti štai tokie automobiliai. Ferrari, Lamborghini, Corvetės ir panašus žaisliukai. Jau šitos automobiliukus kraunant turi būti dar atidesnis. Tai ne kokias malkas mėtyt. Arba bulves rident, kaip aš mėgstu savam darbė. Tokių automobilių pasikrovimas turi būti su pasimėgavimu. Na, asmeniškai neteko man krautis tokių būtent modelių, bet kiek žinau, tai yra ką veikti, nes jos yra labai žemos ir šitie akceleratoriai yra labai jautrus. Žinoma, tai nereiškia, kad kraunant paprastus automobilius yra labai lengva, taip pat yra ką veikti. Normaliu tempu dirbant per 2 valandas galima pakrauti 8 automobilius. Kiek atsimenu, 8 automobiliams pritvirtinti reikia mažiausiai 19 diržų ir kažkiek blokatorių. O jei autovežistas atsipalaiduoja kaip ši mergaitė, būna bum ir tada skaudu žiūrėti. Na, šitas bum buvo gerokai prieš pasikrovimą. Tokie automobiliai važiuodavo į Lietuvą. Pavyzdžiui, į Kauno turgų. O darbas su tokiu autovežiuku, tai man prilygsta darbui, pavyzdžiui, špinatų krovimui arba žaidimui su katinu ant sniego. Na, o jei rimtai, tai visus mus besivažinėjančius Europoje sieja bendras ilgas kelias, nebūtinai geras. Bendras parkingas už žiurkėmis ir nelietuviški vaizdai. Na, bičiuliai, o kam teko dirbti su kriuksevežiu? Tikriausiai irgi nėra taip paprasta pasikrauti, kiek čia 3 aukštai. Na, pas mane nėra pageidavimų dirbti su tokiu transportu. Gal tai ir įdomu visai su tais gyvūnėliais. Šiam kartui tiek. Linkiu visiems gero kelio ir nesugesti. Ir patarimas, jei nepatinka darbas ar jis per sunkus, išeikit iš jo. Visada geriausia namie prie televizoriaus.